ši mokykla yra ypatinga, nes joje yra 8 klasės, labai draugiški mokytojai, kurie visą laiką padės. Savai mes suprantame, tokioje mažoje bendruomenėje kaip 5-8 klasės saugumo klausimas sprendžiamas daug lengviau ir paprasčiau. Tikrai tokia mokykla yra gerokai saugesnė negu didelė mokykla, kur yra įvairių amžiaus vaikų. Ir tuo pačiu mokymo kokybė. Automatiškai mokymo kokybė, kadangi yra koncentras 5-8, tai yra nedidelis intervalas, kokybė yra irgi gerokai aukštesnė. Patys vaikai tarpusavėje labiau susibendrauja, kadangi jie yra čia tokie jau panašaus amžiaus paaugliai. Juos geriau pažįsta mokytojai ir visi darbuotojai, tai jie čia tokiuose kaip mažuose namuose. O dideliai mokyklai to koncentro vaikai jie pasimeta. Tiesiog jiems skiriama truputį mažiau dėmesio. Arti, patogi tėvam jį patinka, kaip ir man, vėl tai parodo bendravimą. Administracija tikrai rūpinasi vaikais. Mes, kadangi rinkomės šią mokyklą, mums buvo labai svarbu, kad ši mokykla bendradarbiauja su Kauno technologijos universitetu. Mums tai tikrai buvo svarbu ir tai buvo vienas iš pagrindinių faktorių, kad mes rinkomės būtent šitą mokyklą. Aš tikrai drįstu teigti, kad tai yra mokykla, kur yra labiausiai įtraukiami tėvai. Ar tai yra renginys, pavyzdžiui, ar tai yra kalėdinis renginys, tai visą laiką tėvai vaidina ir dalyvauja tam renginį kartu su vaikais. Yra dar ir kitas aspektas, kad jie ir į mokyklos valdymą yra įtraukiami. Tai pavyzdžiui, kaip aš tik atėjau dirbti, buvo sukurtos, pavyzdžiui, 6 grupelės, kur tėvai turėjo galimybę stebėti, kaip vyksta ugdymo procesas. Normalios sąlygos mokytis yra visos sąlygos darbų ir mokslo. Jeigu jos yra, tai čia paskui, žinot, labai daug viskas priklauso nuo konkretaus vaiko ir nuo jo tiesiog įdirbio. Mano supratimu, išsilavinimas yra viso tolimesnio gyvenimo pagrindas.